Teisėjų garbės teismas neišdrįso skelbti verdikto Neringai Venckienei. Teisėjai nusprendė palaukti rudens, kol baigsis Seimo rinkimai. Na, o Seimo komisija, kai kurių jos narių tvirtinimų, siūlys panaikinti Venckienės teisinę neliečiamybę. Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė teisėjaus iki rudens. Teisėjų garbės teismas nusprendė atidėti sprendimą dviejose jos drausmės bylose. Venckienė kaltinama raginusi kitus nevykdyti teismo sprendimų išplūdusi gydytoja privačioje Kauno klinikoje. Teismas sako sprendimą atidėjęs dėl to, kad nusprendė prijungti trečią bylą. Joje Venckienė kaltinama nevykdžiusi teismo sprendimo atiduoti mergaitę mamai. Šios bylos yra iš esmės dėl to paties dalyko. Tai yra dėl Venckienės elgesio susijusio su teismo sprendimo vykdymo, nevykdymo. Antroji iš bylų, tai yra naujai iškelta drausmės byla, apima šitų aspektų platesnį kontekstą. Venckienės bylos nagrinėjimas atidedamas iki rugsėjo pabaigos, o sprendimas greičiausiai bus jau tik po Seimo rinkimų. Jei Venckienė nuspręs pasukti į parlamentą, jei Teisėjų garbės teismo sprendimas bus nebeaktualus. Jeigu aš dalyvausiu Seimo rinkimuose, tai aš tikrai paskelbsiu viešai. Tai žinos visi ir jeigu aš dalyvaučiau ar laimėčiau, tai be abejonės jų tos drausmės bylos netenka jokios reikšmės ir prasmės. Teisėjų garbės teismas tikina, tą sprendimą atidėjo ne dėl politinių priežasčių. Teisėjų garbės teismas negali organizuoti tinkamo garbės teismo posėdžio, nes nesurenka kvorumo tam, kad posėdis galėtų įvykti. O Venckienės teisinės neliečiamybės klausimą toliau nagrinėja Seimo komisija, bet posėdis vėl neapsėjo be nesklandumų. Jį nutraukė ir be kvorumo paliko keli Venckienę palaikantys Seimo nariai, nes komisija nenorėjo pasmerkti prokuroro atsisakymų duoti mergaitės paėmimo operacijos filmuotą medžiagą. Mes tikimės, kad pirmadienį arba antradienį mūsų pastabos atsižvelgta, prokuratūros neteisėtas medžiagos nedavimo faktas bus užfiksuotas sprendimo tekste ir tada bus galima balsuoti. Bet sprendimas yra visiškai aiškus, 7 komisijos nariai balsuos už tai, kad Venckienė būtų nuimtas imunitetas. Komisijos pirmininkas tvirtina, kad išvados jau svarstomas, rengiama rezoliucija ir kitą savaitę jau bus priimta, bet neigia, kad išvados tendencingos. Niekas nekrypsta niekur. Visi turi savo nuostatas, įsitikinimus, o balsavimas parodys. Venckienė sako, kad nenustebtų, jei Seimo komisija pasiūlytų atimti teisinę neliečiamybę ar Teisėjų garbės teismas pasiūlytų prezidentei ją atleisti. Iš esmės tai čia buvo kova tarp Seimo ir, galim sakyti, Teisėjų garbės teismo arba prezidentės, nes arba teisinės neliečiamybės naikinimas, arba kitas kelias yra siūlant atleisti iš pareigų prezidentės dekretas. Tai dabar liko jau tik vienintelis kelias, man teisinės neliečiamybės naikinimas. Bet komisijos darbas gali strigti, nes ją paliko Evaldas Lementauskas vietoj savęs žadantį siūlyti kitą parlamentarą. Jis siūlė vietoj Jurkevičiaus komisijos pirmininkų išrinkti Stasį Šedbarą, neva dabartinis vadovas nesusitvarko su pareigomis ir neužtikrina posėdžių tvarkos, bet šio siūlymą atmetus atsisakė dirbti komisijoje. Prasidėjo